Tai ką, labą dieną. Aš ir vėl sveikinuos, kai aš neplanavau sveikintis, bet tiesiog jau galvoju, reikia kažką filmuoti. Nu, tas reikia, ne tai, kad reikia, jau ir noriu filmuoti, noriu kažkokį jau kurti naują projektą, ta prasme, savo video. Vis atidėlioju, nes mes sirgom kokį mėnesį laiko, nu, tiesiog daugiau, mažiau, silpniau, stipriau. Dabar jau kaip ir pasveikė ir plus šią savaitę turim reikalų. Savaitgalį išvažiuojam su sesė, tai tiesiog galvoju, būtų puikiai proga kaip ir vlogą pradėti, nes paskui ką, vėl sėdi namuose ir vėl nėra ką parodyti. Jau vakar su Tajuku planavom išvažiuoti, atsikėliau, susiruošiau, galvą įsiplovau, pasidažiau visą kitą ir žodžiu paskui pradėjau čia tvarkytis tai vieną, tai kitą kampą ir taip gavos, kad paskui žiūriu, kad jau per vėlų išvažiuot kaip ir iki pietų miego, tai žodžiu vakar neišvarėm, tai varom šiandien, bet šiandien aš jau tiesiog paprastai, tiesiog jau net nieko nesidažiau, nieko, nes tiesiog tokie reikalai mūsų yra, kad mums reikia nuvažiuoti iki Urmo bazės, iki vienos parduotuvės dėl užuolaidų į Tajuko kambarį. Tai kadangi mano tokie buitiniai paprasti reikalai, tai ir aš taip atrodau, tai tiesiog važiuoja. Gerai, viskas, einam, dar mamytė tik bananą pasims, nes labai valgyt nori. Gerai? Mamytė bananą pasims, gerai? Ir vandenuką dar įsipilsim. Ką? A, jau tu nori bananą? Labai valgyt noriu, pasiėmiau bananą į kelionę, bet jau atėjo, prisistatė, užsimanė. Žinokit, Tajukas tiek valgo, kad o tu dieve, visą dieną čia naisto virtuvėj. Imk. Gerai, viskas, pasiemam servetėlių, pasiemam pasistiprinti. Raktą tu paėm gerai. Ko mums dar pagal gali reikėti? Liktis nieko. Vandens pasiemam, bananą pasiemam. Varom. Jūs galvojat, kad aš įsėdau mašiną ir jau išvažinėjau? Ne. Aš dar 3 kartus nuėjau iki namų. Aš nuėjau iki sandėliuko, pasiėmiau vežimą, įsikrovau. Aš dar sudylinau su Tajuku, kad jisai šiandien nevairuos mašinos, nes jis atsėdo už vairo ir jau norėjo vairuoti. Tiesiog, dar įvyksta veiksmų. Jūs negalvokit, kad čia viskas... Jūs negalvokit, kad čia viskas taip paprastai ir nukrito. Žodžiu, čia krenta tas telefonas, dėl to aš noriu jums parodyti. Ne jums parodyti, iš tikrųjų noriu užsidėti ir to pačiu parodyti. Kad užsisakiau laikiklį, nes aš turiu, bet mano... Ne, jis nėra gal lievas, savo funkciją atlieka, bet esmė yra tokia, kad aš kai jį dedu savo telefoną, man reikia nuimti dekliuką. Ir kiekvieną kartą, kai aš dedu telefoną, man reikia nuimti dekliuką, dėl to man nepatinka. Ir aš tiesiog norėjau to laikiklio su... Kaip čia vadinasi tas magnetukas, MagSafe, kažkaip taip, ne? Tai užsakiau ir 2 dekliukus su tuo būtent magnetuku ir šitą. Dabar noriu pasižiūrėti. Oi, bet čia kiek reikalų dar reikia čia nais nuvalyti, dulkės, išsausinti. Čia vos ne, kai žino, dedi tą... ant ekrano stikliuką. Tai va kažkoksai toksai, visaip čia lankstosi, priklijuoji ir tada jau pasireguliuoji kaip nori. Įdomu tau, Tajukai? Ir tada prisidedi tą telefoną, nu žodžiu. Principą suprantat, bet esmė, kad niekad nesubandžius tokio, man kažkaip atrodo kartais baisu, kad nenukristų bevažiuojant, kaip per kokią duobę važiuoja ar ką. Čia dar va atsidaro šitas. Kur tu manai, Tajukai, būtų gerai prisiklijuoti? Čia. Va čia gal? Va čia, va, kaip manai, būtų gerai? Imam servetėlės. Kur tas servetėlės padėjau? Užkrito. Reikia nuvalyti, nusausinti ir priklijuoti ir tuoj parodysiu, reikia važiuoti, nes vėl neišvažiuosi. Žodžiais mane prisidėjo prie panelės, tai aš tiesiog dabar jį greitai pridėjau, priklijavau prie lango. O paskui nežinau, pagalvoti reikės. Tai va, dabar kol kas taip. Mes jau buvom nuėję tų užuolaidų, bet dabar jau atėjom Pepko, nes buvo pažadėta žaislų, tai renkasi. Tai tą jau viskas, mes jau paėmėm tau piešti. Nuėjom gal 3 parduotuvės, bet labai greitai, nes lėtai mes čia negalim. Nuėjom Pepko, tai va, tik žaislų prisirinkom ir išėjom. Dar gal būčiau kažką pažiūrėjus, bet, nu,
Ne. Tada dar nuėjau, nupirkau sesiai dovaną. O tu dieve, kaip gerai, nes jau žiūrėjau šiandien visą rytą, ką ten išrinkti, nu aš tiesintuvą ją žiūrėjau. Tai va, nuėjau į Kaskadą, nupirkau tiesintuvą, tai labai gerai. Realiai labai gerai, kad nupirkau, nes iš karto susitvarkė reikalas didelis vienas. Šiaip neplanavau čia užeiti, bet pamačiau ir užėjau. Ir viskas, dabar einame, mes pavalgysim, nes jau pietų metas ir tikiuosi, kad pavalgysim, kažkaip gal dar kažkur pažaisim ir jau gal važiuosim namo ir tiesiog Tajukas užmigs. Va, su savo išsirinktų žaislų visur važinėja. Pasiėmėm vištienos kukuliukų, tai Tajui pats tas. Košė? 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 Ateik atsigersi vandenuką. Tajau, ateik atsigersi vandenuką. Atsigersi biškį. Sėdam į savo kėdutę. O jau kaip šilta. Pavalgėm, šitą aš tau uždėsiu. Nu ką, mes esame pavalgę. Jau greit pavalgėm iš tikrųjų, nes, nu žinot, Tajus pavalgė biškį ir iškart pradėjo ten lakstyti duotis. Tai aš tiesiog greit pavalgiau ir šiaip kažkaip nelabai apetito turėjau, lyg ir valgyti norėjau, bet taip kažkaip jau ant galo net biškį palikau. Tai realiai vieną porciją mes dviese suvalgėm ir dar biškį palikom. Dar turiu savo braitą, kurio nepabaigiau. Tai po pietų bus pats tas biškį dar atsigaut, nes jau ir valandų tiek, kad laikas miegoti. Ir plus dar aš vėliau, kai vyras grįš iš darbo, turėsiu vakare važiuoti dar kartą apsipirkti, nes, nu, tiesiog čia mano buvo toksai suplanuotas, jau šiandien mano diena buvo suplanuota ilgai ir aš tiesiog turiu važiuoti šiandien apsipirkti. Kaip gerai viskas gavosi, Tajukas užmigo maždaug po 5 minučių, kai sėdom į mašiną, nes pavalgė, saulytė šviečia, tai tiesiog šilta, gera ir užmigo. Tai jau parodyti, ką greituoju būdu dar mes spėjom nusipirkti prie to, kad mes tiesiog nuvažiavom su reikalais. Tai užėjom, kaip ir sakiau, į Pepko, tai tiesiog parodysiu Tajukui, tokių smulkmenėlių radau, tokios tiesiog veiklos. Būt kelios idėjos vaikučiam, tokie mažiukam, ką veikti, nes tiesiog kelis dalykėlius nupirkau, kad Tajukas turėtų ką veikti. Tai pamačiau tokius štampukus, ten, man atrodo, buvo visokių. Tai tiesiog, kadangi dabar jau yra Tajukui tas etapas, kai jam patinka visokie piešinukai, darbeliukai, tai va tiesiog pagalvojau, kad jam tokie štampukai turėtų būti labai labai fainai su paveiksliukais. Paprasta akvarelė. Nes mačiau, kad su akvarelė duoda vaikam piešti ir visai fainai, geriau neigu su kažkokiais dažais kaip guašas, tai bent jau tiek neįsteplioja. Aš turiu omeny, kalbu apie tokio amžiaus bent jau vaikus. Ir dar ten prie tos akvarelės buvo toks rinkinys, teptukai, kažkokie dalykėliai, žodžiu, piešti. Tiesiog, žodžiu, tokios storos kreidelės piešti lauke ant asfalto. Paskutinis žaisliukas Tajukui, kur traktoriuką įsirinko, tai tiesiog eilinis žaisliukas, kurių jau ir taip pilna. Ir dar tiesiog Pepkui pasiėmiau tokią dėžę, nu, tiesiog su dangčiu, medžiaginė daiktadėžė, susidėti kažkam, nes pas mus pastoviai reikia tų dėžių, tai tiesiog karts nuo karto po vieną prisigrebi ir tikrai randi kur padėti. Ir nupirkau sesiai dovaną, kaip ir sakiau, tai yra tiesintuvas. Šiandien ryte irgi anksti atsikėlus prie kavytės, Tajukas dar miegojo, tai visą laiką tiesiog naršiau ir žiūrėjau, kokie čia tie tiesintuvai dabar, o jų milijonas yra ir aišku sunku išsirinkti, bet mačiau, kad šitie va Awesome ir Babylisso. Paskui kažkokie dar buvo, bet jie jau ten buvo max brangus, po ten 300-400. Pagal kainą ir kokybę mačiau, kad šitie visai geri. Nepakuosiu nieko, nes tiesiog vis tiek čia dovana, tai ką čia, ne aš naudosiu, bet tikiuosi, kad bus geras. Ir kai pirkau tą tiesintuvą, buvo dovana prie jo, tai buvo nuo karščio apsauga, irgi to gamintojo Awesome. Įdėsiu ir tą apsaugą sesiai kartu su tiesintuvu. Pasiėmiau savo nuo karščio apsaugą, nes jau kokias 2 savaitės nebeturiu ir tiesiog nebenaudoju, tai labai reikėjo. Tai tiesiog pasiėmiau va štai tokią. Aš tikrai nežinau tų brandų, nežinau geras, negeras, kažkaip apie tokį specifinį dalyką kaip apsauga nuo karščio nesu pasidomėjusi ir tikrai nežinau kokį pirkti. Bent jau ta pardavėja sakė, kad jinai pati naudoja jį, tai tikiuosi, kad jinai pati naudoja ir jai tikrai geras, arba jinai tiesiog man jį norėjo parduoti, tai nežinau, tikiuosi, kad bus geras. Ir sau dar pasiėmiau žirklutės odelėm, nes mano jau labai senos, kelis metus jau turiu tikrai kokius daugiau nei 5 metus, tai tiesiog pasiėmiau naujas žirklutės odelėm ir gal net reikės iš tikrųjų susitvarkyti nagus.
Pas mūsų situacija yra tokia, kad dabar yra maždaug apie 5 valandos, neužilgo turi grįžti vyras, aš pasidariau arbatos, vonioje geriu arbatą, tajukas maudosi, dėl to, kad jis tiesiog sugalvojo, kad jis nori į vonę, sakė putų, tai aš tiesiog galvoju, gerai, to iki vonę, o aš tada greitai susiruošiu lengvai, nes kitu atveju, tai čia tiesiog eina į stalčių visi dalykai, yra bandama mano kosmetika, lendama į tualetą ir panašiai, nu žodžiu. Tai tiesiog jisai nuėjo į vonę, tai man dar geriau, aš tau ramiai įsitiesinau, įsižiūrėjau plaukus, einu darbiškai, gal nežinau, antakius gal pasidažysiu. Kadangi vyras neužilgo grįžta, aš einu tiesiog greitai pabaigsiu ruoštis, apsirengsiu, nes kai tik vyras grįš, aš iš karto iš namų. Tajukai, parodyk. Atidarom. Parodyk, reikia žmonėm parodyti outfitą. Aš savo esu juodojoj eroj. Nieko nereikia galvoti, juodai apsirengi ir varai. Žinokit, jau yra kita diena ir aš dabar atvažiavau į Megą. Turiu labai nedaug laiko, bet noriu šiek tiek pasivaikščioti, apsipirkti, nes reikia kelių dalykėlių. Vakar buvau Akropoly. Kažkaip jau vakaras buvo, nebuvo tos energijos tiek apsipirkinėti. Kažkaip jėgų ir toks atrodo vaikštau ir tokia įsiblaškius. Dar susitikau su sesė Akropoly, abidvi kartu vaikščiojom. Po kelias parduotuvės pasivaikščiojom, bet matom, kad nelabai sekas apsipirkinėti. Daugiau ten plepėjom, žodžiu, negu apsipirkinėjom, tai tiesiog nuėjom į drogą, man atrodo, ir ten biškai apsipirkom ir viskas. Tai dabar yra rytas po 10 valandos ir aš atvažiavau į Megą, tai bus daugiau gal jėgų, daugiau noro kažką pasižiūrėti. Aš taip to laiko daug neturėjau, taip skubėjau ir jau reikia važiuoti Tajuką pasiimti, tai dabar važiuoju tiesiai į darželį, dar užėjau, pasiėmiau ir ėmiau užkasti bandelę. Tik įsėdau, tuoj važiuosiu, tai tiesiog, jo, reikia skubėti. Aišku, nieko neatsitiks ten 10 minučių ten ar ten, bet aš mėgstu tiksliai. Kaip daug to laiko neturėjau, tai tiesiog dar prieš išeinant, aš tiesiog greit nubėgau į Lindexą, nes ten mačiau vienas kelnes ir jos man taip patiko ir aš galvojau, pirkt. Ir paskui pagalvojau prieš išeinant, taigi aš galiu nusipirkti ir tiesiog namuose pagalvoti ramiai ir ar man tiks ar ne, o jeigu ką grąžinsiu. Taigi logiška, labai valgyt noriu, žinau, kad greit nepietausiu, tai pasiėmiau bandelę, šitą dažnai imu su sūriu ar su varške, su kuo ten. Aš tiesiog galvojau, dar pakalbėsiu, kol turiu kelias minutės ramybės ir tiesus kelias, tai tiesiog galvojau, pakalbėsiu dar kelias minutės dėl savo Instagramo. Aš susikūriau savo kitą Instagramą, tiesiog naują, nuo nulio, norėjau pradėti ir susijęti su YouTube, kadangi vis tiek čia jau yra mano kažkokie žmonės, jūs esate čia, kurie mane žiūrite ir galbūt norėtumėte ir ateiti į Instagramą, ten tarkim, ir kai kurie iš jūsų atėję į Instagramą yra, ir kai kurie iš jūsų mane pasekė yra mano asmeniniai, senoj paskyroj, kurioj aš jau nelabai ką dalinuosi apskritai, kas su YouTube susiję ir šiaip dabar nelabai ką dalinuosi, bet žodžiu, pasilikau tą Instagramą tiesiog kaip privatų ir jisai kol kas tiesiog taip stovi, aš apskritai nelabai kažką, sakau, dalinuosi dabar, bet jeigu jūs sekate mane Instagrame, tai geriau pasekite mane mano naujame profilyje. Matau, kad daug žmonių ateina tiesiog į mano seną profilį, kur aš ten iš vis nieko nesidalinu, o šitam naujam, tai dar bent jau kažką būna įkeliu ir tikrai planuoju daugiau kelti, tiesiog toks kažkoks dabar etapas, nors tas etapas jau tęsiasi nuo naujų metų, bet vis tiek, jeigu jau mane čia stebit, jeigu jau ieškot Instagrame, tai tiesiog pasakau, kad galit mane pasiekti mano geriau naujam tam profilyje ir aš ten planuoju kažkada kažką daugiau ir pasidalinti. Va, šiandienos darbelis, prašau, koks meniškas. Taip, čia skylutės darėt.
Aš eisiu kepti lietinius blynus ir čia bus vienų lietinių blynų įdaras, kitų bus turbūt, kad saldesnis variantas. Čia jau dubenyje sutarkavau, supjaušiau mėsytę ir sūris sudėtas. Ir dar dėsiu pupelės ir kukurūzai, kaip tik atidaryti yra, tai sudėsiu. Galbūt dar dėsiu šaukštą kokį majonezo ir kokių pipiriukų, gal kokių prieskonių. Tiesiog pats pasistatė kėdę, užsilipo ir duok jam ir viskas. Aš tau įdėsiu gerai indelį. Su įvairiausiais trukdžiais tie blynai gaminosi kokias 3-4 valandas, bet tiesiog dabar greitai pabaigiau. Tai čia yra su mėsytė, ten tas sūrusis variantas, o su varške dar tik tais laukia manęs darbas. Tai dabar tiesiog turiu išvažiuoti, tai nežinau, pabaigsiu tiesiog gal vakare arba rytoj. Šiandien važiavau pro Garliavos duoną, tai sustojau pasiimti sausainių kažkokių, tai pasiėmiau tokius su šokolado gabaliukais ir šitus legendinius grybukus, mano mėgstamiausius. Taip pat pasiėmiau lašinių, nes šiaip labai retai perku ir džiaugiuosi, kai pataikau, kai būna skanus, tai nežinau, ar bus skanus, svarbiausia man, kad nebūtų kažkokie guminiai, bet šitie nežinau, kažkokie man įtartini. Tai matysim ir, tiesiog tokį botaliuką pasiėmiau, įsidėsiu į kamerą. Ir va, kem 5 centai tai kainavo. Nori vandenuko atsigert? Ne. Dabar yra maždaug apie 12 valanda, aš visą rytą tvarkausi namuose, kažką veikiu, žodžiu judu. Daug labai yra reikalų ir darbų. Dabar buvau dar duše, įsimaudžiau, pasidariau tokį pilną dušą su visokiam procedūrom, plaukų, kūno ir panašiai. Neatsimenu, ar aš jums jau sakiau šitam vlogė, kad savaitgalį mes su sesė išvažiuojame į Rygą. Penktadienį ryte išvažiuojam anksti ir grįžtam sekmadienį vakare į Rygą ir į Jūrmalą. Į tokią mini kelionę, tiesiog dviese su sese. Tai dėl to yra labai daug reikalų visokių, reikia daiktus susidėti, reikia namus palikti tvarkingus, reikia vaiko dalykus visokius sutvarkyti, paruošti vyrui gal kažką, ką reikia, tai tiesiog tikrai daug reikalų. Ir tuoj dar važiuosiu tajuką pasiimti iš darželio, tai netiek ir daug to laiko yra. Ko nespėjau susitvarkyti, tai susitvarkysiu su tajuku, jau reikės kažkaip, nes daiktus pradėjau dėtis, bet tik pradėjau, nieko dar labai nesusidėjau, šiek tiek kažką. Tai reikės tiesiog su tajuku viską pabaigti, dėl to, kad aš šiandien vakare jau važiuoju pas sesę. Apie 8-9 valandą važiuosiu, vėlai vakare. Kadangi mums rytoj labai anksti reikia išvažiuoti ir iš jos yra patogiau, jinai kadangi gyvena pačiam mieste Kauno, o aš rajone. Tai patogiau, tai tiesiog aš šiandien važiuosiu pas ją miegoti. Dėl to turiu viską pabaigti susitvarkyti iki to laiko. Svarbiausia dabar liko užduotis daiktus susidėti, tai paskui dėsiuosi daiktus. Dar vakar buvau pasidaryti antakių laminavimą. Pirmą kartą dariausi antakių laminavimą. Tiesiog sutvarkė viską, korekcija, dažymas, laminavimas. Šiaip jau senai norėjau nueiti kažkur pasidaryti pas meistrę, dėl to, kad aš visą laiką pati darausi, tiesiog pati nusidažau, bet paskutiniu metu man tiesiog kažkaip nepatiko kažkas, nežinau, forma. Aš maniau, kad galbūt meistrė pažiūrėjus kažkaip man padėliotų, kaip tiksliai turi būti ta forma, kaip kas. Tiesiog manęs netenkino, tai galvojau, gal tiesiog nueisiu pasidarysiu. Po procedūros tai kažkaip nepasakyčiau, kad buvo man toksai wow, kaip gražu, kaip patinka. Kažkaip atrodė biški per juodi antakiai, per tokie masyvūs. Dėl spalvos ir šiandien abejoju dar, šiek tiek aišku jinai pasiplaus, bet man kaip tik labiau patinka jau tokios ir rudesnės spalvos, tokios arba šviesios, tokios neišryškintos tos juodos. Bet pas mane, kadangi yra daug labai tų plaukelių, tai dėl to ir
Dėl to ir ta spalva tokia suintensyvėja būtent šitose vietose, nes, pavyzdžiui, kai aš pati dažydavau sau, tai aš tiesiog šitose vietose netgi šiek tiek pradžioj nedažydavau, arba čia jau paskui minimaliai. Čia tik tais tokius šešėlius padarydavau ir eidavau ryškiau ir aišku, čia ryškiau, tai tiesiog dabar kaip tik kažkaip atrodo atvirkščiai. Aš tiesiog noriu dar parodyti, ką nusipirkau labai greitai, dėl to, kad jau turiu tiesiog išvažiuoti. O paskui jau tiesiog net nebus, manau, kad progos. Kai buvau Akropolį, tai nusipirkau tik tais drogę dalykų ir viskas, daugiau nieko nenusipirkau. Ir čia ir tai tokie labai tiesiog buitiniai paprasti vos ne. Skalavimo skystis, dantų šepetėlis, intymios higienos prausiklis. Ir pasiėmiau pieštuką antakiams, tiesiog kažkokį paprastą, nežinau, iš Nikso, bet man atrodo, kad jie visai geri. Ir man sesė parekomendavo, kad mano kita sesė naudoja, tai žodžiu, pabandžiau, tikrai labai patiko. Pasiėmiau veido kremą, aš nesenai pirkau veido kremą, bet taip nepataikiau. Aš kai jo užsitepu, tai man kaip tik sausina veidą ir labai nemalonus pojūtis po jo. Tai nusipirkau naują, čia mano sesė irgi naudoja ir tiesiog parekomendavo, sakė, jei visai geras, tai sako, gali pabandyti. Tai man visai patinka, jau 2 kartus gal kokius naudojau, visai patinka. Ai, čia matau dar porą kaukių buvo, tai vieną jau šiandien sunaudojau, dar viena vešios. Vakar Megoje irgi labai greitai praėjau, neturėjau labai daug laiko, bet aš tiesiog šiaip ieškojau kelnių. Prieš važiuojant pirkti tų kelnių, tiksliai žinau, kokių kelnių noriu. Ir aš, kai nuėjau parduotuvės, aš pasižiūrėjau, kad kiekvienoje parduotuvėje dabar yra tokių kelnių, aš nebuvau nei mačius, nei... Nu, gal kažkur buvau mačius kažkada, ta prasme, čia nėra kažkokia basic kelnės tiesiog, bet tiesiog kažkaip įsivaizdavau, kad būtent tokių noriu ir žiūriu, kad kiekvienoje parduotuvėje tiesiog jos yra. Tai fainai buvo, nes iš ko pasirinkti, bet tiek sunkiai radau. Tai pasiėmiau 2 tas kelnes, vien tik dėl to, kad kaip ir sakiau, kad jeigu netiks, grąžinsiu, bet tiesiog man reikia jas dar abi apsirengti ir pasižiūrėti, kurios man labiau. Šiaip abi labai fainos, gal net ir iš tikrųjų abi pasiliksiu. Nu, pasižiūrėsiu. Bet dėl šitų iš Lindexo biškį abejoju, nes man jos atrodė per trumpos. O šitos tai tokios tiesiog paprastos. Vienos yra iš rezerverio. Tiesiog juodos kelnės, platėjančios, tokios lengvos, laisvos stiliaus. Ir jos yra tokios kaip lininės medžiagos. Tikrai žinot. Tai va, tai tokios. Dabar aš jų tikrai nesidėsiu, nes aš labai skubu. Šiaip norėčiau labai tas kelnes vežtis, važiuoti su tokiom kelnėm, nes aš dėl to ir norėjau kelnių, nes aš žinau, kad aš nieko gero neturiu, tiesiog turiu vienus džinsus, kurie dar yra normalūs ir, nežinau, treninginės gal kelnes. Iš Lindexo irgi juodos, tokios paprastos, labai panašios. Čia tokia guma, jokių raištelių nėra, tai jos realiai yra tokios grinai labai universalios. Ir kas su jom yra fainai, kad jos tokios krentančios, taip tokios sunkesnės ir ant kūno labai gražiai atrodo. Tai kas, keiščiausia, visos kelnės man yra per ilgos, o čia kaip tik gal čiut per trumpos, tai nežinau, labai abejoju. Dar užsidėsiu, pasižiūrėsiu. Labai norėčiau, kad tiktų, nes jos yra tikrai labai nerealios. Toliau čia biški buvo dovanėlių sesiai, nes kadangi noriu dėti dovaną pagrindinę ir dar kažkokiu tiesiog smulkmenėlių, tai kažką čia ir prigrėbiau. Kelis dalykėlius, tai į vonę bomba vonios. Čia yra siuvimo reikmenų tokia dėžutė, kadangi mano sesė kaip ir domisi siuvimu ir aš tiesiog norėjau jai kažką iš siūlų nupirkti ar ką. Kažkokių siuvimo reikmenų galvojau gal nupirksiu, bet tiesiog atėjau į Tigerį ir tiesiog pats pirmas daiktas, kurį pamačiau, buvo šita dėžutė. Tai galvojau, tiesiog simboliškai paimsiu, o gal kažkada bus idėja dovanoti kažką iš siūlų kitą kartą. Ir tada čia irgi iš Tigerio yra kvapas namų. Tokį maišelį pasiėmiau, nes man jau kažkaip reikėjo kažkokio tokio gražesnio. Tai labai fainas printas. Aš dažnai tokius nešioju, kažkur naudoju. Čia Rimekė vėl pasiėmiau šitų grinsų. Tada dar vafliukai tokie. Ir sau pasiėmiau tokį dubenėlį. Kadangi man labai patinka indai gražus, o pas mus namie tikrai indų yra nedaug ir jie yra labai basic, yra tik tais keli kažkokie įdomesni, gražesni, tai man visai fainai tokį po vieną kitą atrodo jau pirktis, kažkur dėtis, naudoti tiesiog įdomesnius, įvairesnius.
Galime padėti. Spausti tą žalę. Mūsų su Tajuku netikėta vakarienė. Pradėkim nuo to, kad kaip mes grįžom su Tajuku iš darželio, jis iškart nulūžo mašinoje ir užmigo, tai ačiū Dievui, aš jį tiesiog pernešiau, nurengiau ir jisai miegojo. Nereikėjo viso to proceso migdymo ilgo ir nuobodaus 1,5 valandos, kol jisai užmiega, visai buvo gerai. Šiandien bent jau buvo palanku ir gerai dėl to, kad tiesiog turėjau reikalų. O Tajukas, kai atsikėlė, mes išvažiavom tiesiog kažkokių smulkių reikalų tvarkyti, tai kaip matė, depozitą pridavėm, išmetėm į tekstilę kažkokius tais rūbus, ten daugumą Tajuką. Nupūtė vėjas telefoną ir šiaip dar išsikrovęs telefonas, kai nuėjom kebabų pavalgyti, tai išsikrovė ir daugiau ten net nieko negalėjau pafilmuoti. Norėjau ten dar aplinką parodyti, ten labai gražu. Žiavom iki mano mamos darbo ir tenais buvo netoli kebabinė, tai tiesiog dėl to ir to kebabą užsimaniau ir pagalvojau, kad pavalgysim, nes namie nelabai kas yra, tikrai negaminsiu jau, nes už kelių valandų išvažiuoju, tai tiesiog net nenoriu jau vėl į tą virtuvę ten eiti ir žodžiu stovėti prie tų puodų. Tai galvojau, tą kebabą pavalgysim, bet pavalgiau tik aš viena, tai Tajukas net nevalgė nieko, tai vis tiek reikės kažką namuose daryti. Šiandien aš kaip tyčia atsikėliau 5 ryto ir jau dabar jau jaučiasi nuovargis. Niekaip negalėjau užmigti, dar ir kelis rytus dabar būna taip, kad toks kosulys užeina stiprus, nes kurį laiką čia kosėjau ir dabar jau tiesiog dar paliekamieji reiškiniai kažkokie dar yra, kur tiesiog užeina staigus kosulys. Tai aš atsikėliau ir dar ryte nemažai darbelių pasidariau, bet dabar jau jaučiasi tas nuovargis. Tai jau visai laukiu, kol tiesiog varysiu pas sesę. Jau esame įsiruošę važiuoti, dabar tik įsėdau savo mašiną, nes reikia perstumti mašinas, žodžiu, ir tada su vyro mašinais mane veš pas sesę. Tajukui baisiai nėra nuotaikos ir pavargęs turbūt, ir gal jaučia, kad aš išvažiuoju, nežinau, nes labai irzlus. Ir kai kurios daiktus tiesiog susimečiau ir galvau pas sesę, pagalvosiu, ar jų man reikia ar nereikia, nes net neturėjau kada pagalvoti normaliai. Tai žodžiu, tiesiog važiuojam. I need 2 tickets. Oh, okay, thank you. Just
vanligt middag. Žinau, kad jie labai sveiki. Pagaliau galiu pasisveikinti, labas rytas. Mes einam namo, jau netoliese esam po pusryčių. Vakar realiai visą dieną nieko nefilmavau, tik tais kažkokių vaizdelių. Vakar mes ankstyvą rytą sėdom į traukinį, su sesė išvažiavom į Latviją, į Rygą, o šiandien važiuosime į Jūrmalą. Vakar mes visai ilgai prabuvom tam zoologijos sode, nes atvažiavom, pasidėjom daiktus ir varėm į zoologijos sodą. O po to grįžom, greitai ir išsiruošėm į miestą, tiesiog pabūti. Tai nuvarėm, pavalgėm, labai skanių sušių, labai smagiai pasėdėjom. Nuvarėm dar į kitą barą, atsigėrėm tiesiog gėrimą ir išvažiavom namo. Tai realiai vakar 11 valandą mes jau miegojom, niekur labai kažkur neblūdinom. Šiandien, žinokit, buvo mano pirmoji naktis kaip mamytės vienišos. Pirmą naktį miegojau po šitiek laiko tiesiog viena ir ramybėje. Šiaip ir lova buvo labai patogi ir pagalvė labai patogi, kas ne visą laiką būna, nes man patinka, kai pagalvės būna minkštutės tokios, ne kažkokios kietos. Tai ir viskas buvo tikrai patogu, fainai, bet žinokit, aš labai kosėju. Aš jau šiaip kosėju kokias 2-3 savaitės, jau turbūt link 3 savaitės ir kažkaip buvo lyg ir pagerėję ir dabar vėl pablogėjo jau kelias dienas. Neįsimiegojau vien dėl to, kad daug kosėjau, bet šiaip tai viskas labai čiki-piki, viskas labai gerai. Tai vakar atvažiavus į Latviją dar prisipirkau vaistų, gal kažkur filmavau, matėt kokį kadrą. Pasiėmiau noškos nuo skausmo, dėl to, kad tiesiog nuo kosulio man čia šoną labai skauda. Atrodo, toks durintis skausmas, išsivystė nuo kosulio, nežinau, kokia čia priežastis, žodžiu kita, tai tiesiog geriu vaistus nuo skausmo, nuo gerklės, nuo pastilės čiulpiamos. Dar nuo kosulio geriu tokius ACC, tai dabar kaip tik vat, dėl to čia ir atėjau, nes einu pasidarysiu. Po pusryčių išgėrėm kavą, suvalgėm bandelę tiktais ir viskas. Kažkaip nepasakyčiau, kad maks valgyt noriu ir tiesiog einu dabar išgersiu visus vaistus. Ir aš dar geriu vienus nuo kosulio, kurių geriu beveik savaitę laiko, bet jie man beveik nieko nepadeda. Gal tam kartui. Aš tikrai neatsimenu, kada aš tiek vaistų gėriau vienu metu, ypač nuo tokios ligos kaip peršalimas, kaip kosulys, kaip kažkas. Žodžiu. Čia tiesiog už lango nusprendė kažkoks traktorius dirbti darbus savo. Eisim dabar susikrausim daiktus, nes yra apie 11 valanda, apie 12 standartiškai reikia mums čia išsibukinti. Mes esam biškį toliau nuo centro, tiesiog pasiėmė čia tokį kaip paprastą butuką, visiškai beisi, tiesiog vienai nakčiai mums viskas gerai užteko. Jau turim išsibukinti, susirinksim daiktus, važiuosim iki centro, nes norim dar pamatyti kelis dalykėlių. Kažkiek pabūsim, nežinau, labai nesivėlinsim, nes kadangi esam dar ir su daiktais. Norėjau tai atvažiuoti tik su kuprinė, bet taip gavos, kad dar ir kažkaip maišiukas prisiklijavo prie manęs ir tiesiog dar vis kažkas į tą maišiuką įkrenta, tai kokie užkandžiai, tai dar kažkas. Tai nenorim su daiktais labai daug kažkur važinėti, tai tiesiog pabūsim ir tada važiuosim su autobusu į Jūrmalą ir ten esam pasiėmę viešbutuką, kad jau taip ramiau pabūt, nors iš čia iš tikrųjų ramiai gan buvom. Kažkaip galvojau, vakar vakare daugiau kažkaip išeisim kažkur kokį judresnį barą, gal kažką, nu žinot.
gal biški senus kaulus pajudinti, bet kažkaip nieko, tiesiog varėm namo. Ir šiaip gal buvom labai pavargę iš tikrųjų, nes praeitą naktį labai mažai miegojom penktadienio, kėlėmės labai anksti, 5 ryto, nu aš 4 atsikėliau, 5 ryto mes jau išvažiavom, tai dar kelionė, visa kita, nu tai jau vakar normalu, kad gal nelabai ir norėjom tenais vakare jau tūsint labai. O Jūrmaloj, tai kiek žinau, nelabai gal ten ir kažkur patūsinsi tiesiog, nes tenais kaip ir toks labai mažas miestelis, nemanau, kad ten kažkokio veiksmo, nors gal. Negali žinot, kur čia nuves mūsų keliai. Mano stilius tiesiog randamas sandėlis. Na ką, mes paliekame savo apartamentus ir keliaujame į, nežinau, kažką Boltą gal pasiėmę esam, ar kažkas tokio, ar CTB. Pažiūrėkit, koks fainas parkas, kiek daug erdvių žaisti, didesniem ir mažesniem yra. Čia vienas toks atskiras miestelis, čia kažkoks laivas padarytas, čia priekį karstytis, dar čia ir čia dar kiek vas kokios skirtos erdvės. Mazais apaļais. O, čia. Nors aš kaminukam jau paėmiau. Mes užeinam ir randam žvakių parduotuvę, nepirksim nė vienos žvakės. Pažiūrėkit, kiek čia žvakučių mielų gražių. Sakiau, nieko nepirksim, bet jau prie kasos perka. Mes vis dėlto nuo namų visą kelią tiesiog ėjom peškom, kažkaip galvojom, išeisim, įsikviesim kokį Boltą ar sėsim į CTB ir atvažiuosim, bet kažkaip taip ėjom ir tiesiog atėjom iki pat centro. Tai kokią valandą su visom parduotuvėm, su viskuo, su visais užėjimais pravaikščiojom. Ir dabar jau atėjom tiesiog užkasti ir pasistiprinti, atsigerti kavos, nes jau yra ir 1 valanda, tai einam pavalgyti. Mes ką tik pavalgėm šitoj vietelėj, labai fainas vaizdas, tiesiai į kažkokį monumentą. Labai skaniai pavalgėm, sumuštinį ir bandelę, cinamoninė bandelė, belam kaip skaniai buvo, su daug tokio kremo, daug tokio cinamono, nu žodžiu. Ir dabar viskas, keliaujam, pabūsim senamiestį dar čia kažkur, nes jau čia grinai prie pat senamiesčio. Ir paskui varysim į autobusų stotį, į autobusą ir į Jūrmalą.
Mes dabar vaikštom čia centre ir esam pačiam centre. Ir tiesiog vakar, kaip mes atvarėm išgerti, pabūti, kažkaip nedasigavom iki to centro ir dar kažkur prie centro sustojom. Ten, žodžiu, kažkokį tipo pamatėm barą pakeliui. Sustojom tam bare, žodžiu, pavalgėm, viskas gerai, ten kaip ir buvo fainai, bet dabar atvarėm į centrą ir matom, kur visas veiksmas vyksta. Kur vakar ir norėjom būti tokioj labiau vietoj, nes vakar tenais nuėjom ir taip žmonių mažai, kažkaip ramu kaip penktadienį. Va, o čia grinai, va, veiksmo kavinės, barai, judesys. Žiūrėkit, kokią žvakę, agurkėliai marinuoti. Va, kokie desertukai. Va, koks bariukas. Sėdi prie baro ir mini, ir kaip tik ekskursija. Pagaliau atsibeldėm į autobusų stotį. Nebūtume mes, jeigu mes tiesiog neužeitumėm į stoties turgų pasižiūrėti, kasgi čia kitaip, kasgi čia gero. Ir nieko čia kitaip, ir nieko čia gero. Mes pirmai pro ten ėjom ir aš sakiau, kad mes atėjom į stotį ir aš galvoju, čia stotis, o čia pasirodo tiesiog turgus. Čia belam kokio dydžio, tai žodžiu. Tai grįžom ir jau laukiam stotelėje autobuso. Mes, žinokit, atėjom į stotį, nusipirkom bilietus ir tiesiog sėdim, laukiam autobuso ir kai iki autobuso liko 10 minučių, mes tipo tokios, kažką šnekam ir sesė sako, tai mes į Jelgavą važiuojam ar į Jūrmalą. Sakau, mes į Jūrmalą važiuojam, sako, aš tai bilietus į Jelgavą nupirkau. Tai atėjom bilietus dabar pasikeisti, norėsim grąžinti savo bilietą, gal kažkaip įmanoma ir nusipirkti naują, tai gerai, kad tiesiog neįlipom. Ant kiek jau pavargę, aš jau taip noriu tą viešbutį greičiau prigulti. Ką tik atvažiavom į viešbutį ir mums vis dėlto to bilieto nepakeitė. Turėjom nusipirkti naują, nieko to, kad ten 5,60 €, man atrodo, buvo, tai viskas gerai, tiek to, bet mes tiesiog kito autobuso laukiam valandą laiko, netgi ir daugiau. Nors mums sakė, kad kas 10-15 minučių važiuoja, bet žodžiu, belenkiek laukiam, tiesiog virš valandos netgi. Tai jau labai pavargom, tiesiog su tom kuprinėm, dar pavargusios toj stoty sėdėti, dar vienu momentu lyt buvo pradėję. Bet viskas gerai, dabar jau atvažiavom, mus paleido, sėdom į CTB, atvažiavom čia 5 minutės, žodžiu, ir viskas einam ruoštis. Ir eisim gal prie jūros, nes dabar jau apie 5 valanda ir šiaip oras toksai neaukėsi, tai tiesiog einam dabar iš karto. Turim balkoniuką su tokiu vaizdu. Žiūrėkit, kaip gražu. Pušynas. Ir ten kažkur jūra. Mes dabar esame įsiruošę eiti į spa, ten yra tokia kaip burbulinė vonia, baseinas, pirtis, nedidelis toksai spa. Esam užsirezervavę laiką 8:30 ir dabar jau yra 8:30. O dabar esam kaip ir grįžę iš po jūros, jau grįžom gal prieš kokią valandą, dabar susiruošėm, išsimaudėm ir panašiai. Buvom prie jūros, bet oras toks labai prastas, vėjas buvo ir tiesiog išėjom, ėjom pasivaikščioti, ėjom iki parduotuvės. Tada užklydom į tokį kaip turgelį, nežinau, tokia kaip turgavietė, tik tais, kad tokį viduj, ta prasme, tokia kaip parduotuvė. Tiesiog tenai sugalvojom pavalgyti, o po to darėjom apsiprekinti šiek tiek labai mažai. Ir dabar jau oras va koksai.
Tai prašvito ir prie jūros turbūt gal jau ir saulėlydis fainesnis bus. Mes jau galvojom, kad tiesiog jo nebus, nes pirmai buvo labai apsiniaukę. Bet jau neįsim, nes esam labai pavargusios ir jau norime tiesiog pasipliškenti. Čia dar Rygoje nusipirkau, tai čia arbatą nuo kosulio paprašiau. Tiesiog parašiau ChatGPT, kad man parašytų, kad man reikia arbatos nuo kosulio latviškai. Ir parodžiau pardavėjai, ten žodžiu, ko man maždaug reikia ir jinai man davė šitą arbatą. Čia dabar buvom užėję tokią kaip vinoteką, tai pasiėmėm šitus užkandukus vakarų ir dar pasiėmėm tokį mažiuką žodžių vyną. O čia tiesiog vaikam dalykėliai. Tai dabar dar eisiu šitą arbatą išgersiu prieš spa. Fainai, kad yra toksai vandens aparatas, galima įsipilti karšto vandens, mineralinio ir šalto. Tai va, prisipyliau į kelionę, fainai taip. Nu ką, mes jau esam įsiruošę išvažiuoti, šiaip esu labai tokia atrodo pavargusi, gal neįsimiegojusi, o gal dėl to, kad vakar 2 kokteilius išgėriau vakarą ir nuėjom vėlai miegoti, tai dabar atrodo toks biški kažkaip nuovargis labai. Tai tingim įvažiuoti, noriu įsigulėti, bet jau beveik 12 ir turime išvažiuoti, važiuojam iki Jūrmalos centro, kažkas tokio žodžio. Nes paskui reikės eiti į autobusą ir tiesiog važiuosim į Rygą. O vakar mes vakare nusileidom į apačią čia viešbučio, koncertavo toks vyrukas, su gitara dainavo, tai visai kažkaip fainai. Nusprendėm užsakyti kokteiliuką, pasėdėti, tai taip smagiai pasėdėjom, taip po tų spa, taip jaukiai, fainai, taip patogiai, po visos dienos vaikščiojimų. Tiesiog aš dar pasiėmiau kokteilį tokį šiltą, kaip arbata atrodo, tai tiesiog iš vis buvo toksai fainas vaibas, buvo gera. Šiandienos orų prognozija Jūrmalo yra tokia, kad rodo visą dieną maks vėją ir 4 laipsnius šilumos. Bet kadangi saulė šviečia, tai visai šilta. Bet dabar mes prie jūros jau nebeisim. Galvoju, gal Jūrmaloj dar kai nuvarysim, nueisim prie jūros kažkur, gal ten kokį centrinę vietą. O gal ir ne, nes tiesiog jau norim greičiau namo ir dar pagalvoju, kad 5 valandas reikės važiuoti, oh my god. Bye bye viešbutį. Mes ką tik atvažiavom į Jūrmalos čia parką, jau aš esu filmavus vlogą ir jau esu čia buvus, jau aš čia gal 3 kartą. Ir žodžiu, už mūsų yra bokštas. Kur bokštas? Yra bokštas ir šiaip atrodo, tikrai liptum į tą bokštą, bet šiandien, kai tokia sveikatėlė, taip sunku atrodo, dabar ką tik atvažiavom, nu jau dabar biškį išlipom, grynas oras jau gal kiek geriau atrodo. Tai nežinau, labai aukštas. Ar lipti, bet po kai atvažiuoji kažkur į tokią vietą, tai negali nelipti į apžvalgos bokštą, ne?
Ir čia dar taip gražu, kai užlipi visur pušis. Nors realiai mes dabar, kai buvom viešbutį, tai tą patį vaizdą matėm. Nežinau, tiesiog noriu atsimazinti ir nelipti. Ačiū Dievui uždarytas. Oh no, uždarytas. Nu kaip čia taip likimas sudėliojo? Čia liustra. Liustras. Čia liustras. Wow. Pasižiūrėkit, kokio dydžio liustras. Tikrai apšvies viską. Va, kaip fainai vaikam. Mašinytės ir trasa. Labai fainai. Atvažiavom įstoti. Kelionė neprailgo visiškai autobusu. Einam dabar pasidėsim daiktus savo kažkokioj saugojimo paštomate. Nepaimk vėl kokios nesąmonės. Neatiduosite daiktų niekada. Tai aš pamiršau pasakyti, taigi mes Jūrmaloj pabuvom gal kokį tik tais pusvalandį, nes kažkaip netyčia aš užmačiau tiesiog per mapsus, kad mum autobusas arba už 13 minučių į Rygą, arba jau paskui ten už 2 valandų. Žodžiu, kad būtumėm tiesiog atvažiavę ir iš karto varė vos ne į savo autobusą, bet galvojom tiesiog geriau dabar varom ir tiesiog dar čia mes aplink autobusų stoti kažkur, dar centre pasitasysim. Tai va, tai mes vėl turgui. Mes kai atėjom į prekybos centrą, tai oras buvo geras, saulė švietė, bet vėjas pūtė. O kai išėjom, tiesiog sninga. What? O mes nežinau, kiek vaikščiojom, ten kokią valandą gerą, turbūt gal ir daugiau. Ir tiesiog dabar sninga ir belenkoks vėjas ir einam jau į stotį. Spėjom pasitasyti, prisipirkti, kai komentavo.